Pabaigai mes esam paruošusios vieną ugdomąjį aspektą. Ugdomąjį aspektą, labai rimtai pasakėjai. Rolandas Philipsas Džonas Liujisas Skautų skiltis. Siūlome įtraukti šią knygą į skautiškos literatūros projektą. Taip. 11 skyrius Skilties dvasia. Kai aš pavarsiu skaityti, tu paskaitysi, gerai? Taip. Tik parodysi, kur skaityti. Aš dabar ramiai paklausysiu. Net jeigu organizacija yra tobula, net jeigu padaroma viskas, kas turi būti padaroma, skiltis vis dėlto gali būti dar menkas dalykas, jei ji neturi tikros dvasios, geros dvasios. Kas tai yra? Geroji skiltis yra draugų skiltis, joje myli ir gerbia skiltininką. Joje yra visi ištikimi skilčiai ir kaip geros futbolo komandos nariai, visi yra pasiruošę aukoti savo asmenišką naudą bendrai komandos sėkmei. Čia bemaž viskas pareina nuo skiltininko. Jis turėtų visada atminti, kad jis yra daugiau negu tik skautas. Jis yra vadas ir veda kitus. Skautystė nėra tik puikus žaidimas, tai būdo auklėjimas ir tas, kas geidžia garbės būti vadovu, privalo prisiimti ir atsakomybę. Būti auklėtojų, charakterių formuotojų. Ar tai ne per didelis reikalavimas skiltininkui? Galbūt, tačiau jis gali to pasiekti. Skiltininkas neturėtų pamiršti, kad nevalia būti vadu dėl garbės. Jeigu vadas yra egoistas, jis niekam tikęs, jis niekam nėra naudingas. Skautai dalijasi į 2 kategorijas. Pirmojoje paprastas skautas, kuris yra savo vadų formuojamas. Iš pradžių jis gal atrodo kaip ir daugelis paprastų berniukų. Linkęs patinginiauti, nemoka savęs valdyti, dažnai nemandagus. Jei jo vadai atlieka savo pareigą, jis ilgainiui tampa gerų skautų. Tiesiu, neegoistišku, moraliu, sveiku, pasitinkinčiu savimi, sumaniu, sveiko kūno ir dvasios. Taip, toks jis tampa, jei jo vadai gerai atlieka savo pareigą. Kitoje kategorijoje yra visi vadai, kurie atsako už viską, kas dedas organizacijai. Šie vadai tai vyriausiasis skautininkas, vyriausiojo skautų štabo nariai, tuntininkai, draugininkai ir skiltininkai pagal anglų skautų organizacijos sandarą. Matot, kokią vietą užima skiltininkai, net vien čia jau mano komentaras prie vyriausiojo skautininko. Stipru. Atskira skautų skiltis iš savo skiltininko padaro tokį svarbų asmenį, kad jis galėtų net imti didžiuoti savimi, jei nebūtų šio vaisto. Skiltininkas, kuris rimtai žiūri į savo darbą, supras, jog tas darbas yra per sunkus, kad būtų kuo didžiuotis. Paradinė draugovė, kurioje skiltys nėra savarankiškos ir skiltininkai ar visai neturi atsakomybės, ar turi jos labai nedaug, gali turėti pasipūtusių vadų. Bet geroje draugovėje kiekvienas skiltininkas yra nuolat užimtas darbu su savo berniukais, stengdamasis, kad jie pasiektų tinkamą aukštumą. Jis neturi laiko pūstis ir pozuoti. Laima, ką veikia? Aš nesipučiu, nepozuoju, aš klausausi. Tai visa pasisekimo paslaptis. Skiltininkas privalo tikrai būti artimas kiekvienam savo skilties berniukui. Reikia domėtis kiekvienu atskirai, jį stebėti, paraginti, jam padėti ir iš tikrųjų pavartoti visą savo energiją, kad iš jo padarytum gerą skautą. Kartais rodysis, kad berniukų tenka nusivilti, bet tai nesvarbu, dar jo nepaleiskit. Skiltininkas yra savo skautų draugas ir jeigu jūs apleisite draugą, kai jis eina ne visai tikrų keliu, jūs nesate jo tikras draugas. Laikas nuo laiko nueikite aplankyti savo skautų jų namuose. Prieš stovyklą, pavyzdžiui, apeikite savo skautus, duodami jiems nurodymų, ką pasiimti į stovyklą, padėdami atsirinkti daiktus. Apskritai, priežasčių užeiti pas kokį iš skautų niekad netrūksta. Aišku, kad netrūksta. Turbūt nereikia sakyti, kad skautai praleido sargą, skiltininkas privalo tą pat dieną, jei galima pasidomėti, kas jam sutrukdė dalyvauti užsiėmime. Retai skiltininkas jaučia, kaip akylai skautai jį seka, nuolat žiūri jį. Apie tai jo skautai nekalba, tačiau jie tikriausiai įsivaizduoja, kad jų skiltininkas yra puikus tipas. Todėl reikia nepamiršti pavyzdžio svarbos. Skiltininkas pats būtinai privalo būti geras ir tikras skautas. Dėl ko, pavyzdžiui, Anglijoje Baden-Powellis yra toks populiarus? Dėl ko skautininkai jam yra taip ištikimi? Labai paprasta. Todėl, kad jis pats pirmasis yra tikras skautas. Skautystė, kaip matėm, yra būdas pakeisti paprastus berniukus į tikrus skautus. Jei kas nors prašys aiškiau papasakoti, kaip tai vyksta, yra tik vienas atsakymas – per skiltininko pavyzdingumą. Kitų būdų nėra.
Geroje draugovėje ištikimybė skilčiai nėra svarbiausias dalykas. Ištikimybė draugininkui ir draugoviai turi būti aukščiau. Kaip kad kiekvienas skautas savo skilties reikalą laiko aukščiau savo asmeniško malonumo, taip savo ruožtų ir kiekviena skiltis prireikus bendriems draugovėms reikalams paaukos savuosius. Vienos geros draugovės skiltys dirba kartu, kaip vienos geros skilties skautai. Vienos skilties skiltininkas privalo dirbti kartu su kitais be mažiausio pavydo. Skiltis, kuri tik ir te galvoja apie tai, kaip pralenkti kitas skiltis, nėra nieko verta ir greit pages. Jos nariai kaip individai turės tą pačią ydą, kurią jie turi kaip vienetas. Jie tik ir stengsis pralenkti, nugalėti vienas kitą, užuot ranka rankon dirbę skilčiai. Visi patarimai, kaip vesti skiltį, yra lygiai pravartus ir geros draugovės darbui. Tik ištikimybė draugininkui gali palaikyti draugovės vienybę ir sutelkti skiltis į darnų vienetą. Draugovė gali daug pramokti, bendraudama su kitomis draugovėmis, dalyvaudama konkursuose ir bendruose skautiškuose žaidimuose. Gerai, labai gerai yra kartais padaryti bendrą vieno tunto visų skiltininkų susirinkimą, lyg ir konferenciją. Skiltininkai pasikeičia nuomonėmis, pasidalyja savo patyrimu ir diskutuoja. Galima duoti jiems nagrinėti daugumą šioje knygelėje paliestų klausimų, o ir įvairiausių kitokių pavyzdžių, kaip elgtis su tinginiais. Skautystė ar gamtosauga? Kaip palaikyti skiltyje draugystės nuotaiką? Temų svarstymams skautiškų vienetų gyvenimas duoda apsčiai. Skautininkai bei tuntininkas net nėra būtini tokiuose susirinkimuose, tačiau jie gali ten stebėti arba vienas skautininkų gali tokiame susirinkime pirmininkauti. Baigiama kaip visada dainomis. Tunto konferencijų, draugovės štabo ar skilties posėdžių tikslas yra vienas. Tai tas pats tikslas, kurio siekia skautiškame darbe ir vyriausias skautų šefas ir draugininkas ir skiltininkas. Paprastus berniukus išugdyti tikrus skautus. Apie tą tikslą, tą idealą dar prieš Pirmą pasaulinį karą skautybę susižavėjęs lordas Rosebery yra pasakęs: Jei man reiktų pasakyti, koks yra mano aukščiausias idealas, svajonė apie mano tėvynę, tai būtų tauta, kurios visi vyrai buvo ir yra auklėjami skautiškais principais. Tokia tauta būtų žmonijos garbė. Ji būtų didžiausia pasaulio moralinė jėga. Žiauriai graži pabaiga. Tikrai graži. Nesitikėjau. Ir šiaip labai gražus tekstukas, man labai patiko. Labai verta iš tikrųjų šitą knygą įtraukti į mūsų projektą apie skautišką literatūrą. Mes ją įtrauksime. Būtinai. Iki susitikimo kitą kartą. Iki.